Sveiki visi, čia su jumis vėl LTU, mano kanalas LTU Karosas 353. Štai mes vėl filmuojam Mafijos karų epizodą, jau antrą. Ten buvo kaip ir pamokėlė. Štai iš mano hotelio kažkas nusipirko. Taip, kiek prisimenu, kad mano nauja tikrai gera, galite jį ateiti. Štai, matot kiek čia 6 ir dar vieną trūksta. Na tai va, šiandien reikės labiau paskelbti gal flagą arba draugeliai rašinėja. Taip, dabar jau parodysiu tokius dalykėlius, kaip pavyzdžiui, pasigaminti gėrimą, narkotikų, taip toliau. Pavyzdžiui, nutempėte štai viskį šitą ir norit pasirinkti kiekį. Matot, čia matot bendrą sumą, kiek iš viso kainuos šitas kiekis. Čia jis kainuoja tiek, pavyzdžiui, galima lygiai užtaikyti tiek, pavyzdžiui, 11 000. Geriausia daryti iškart visus. Aš neturiu labai daug pinigų, nenoriu jų naudoti, nes taupau jos. Na štai, ir paspaudžiu liniją. Štai matot, numatomas laikas parašyta, 1 diena, taip toliau. Na štai, pinigų nebeturiu, bet tai pasiimsiu iš banko. Banke, kai norite išsiimti pinigų, turite parašyti tam tikrą sumą, na aš parašysiu, bandysiu visą parašyti. Bet ne. Čia yra jūs tokius nesąmoningus taisyklės, kai tinkamu laiku turite eiti į banką. Parodysiu savo inventorių, kas negero. Mats viskis, o šitą reikia kelti mano klubą. Apie nuo pati gamyklų viskas tas pat kaip ir gėrimų. Visose gamyklose tas pats. Aš tai einate, paspaudžiate mano pardavimai. Nueinate viskio. Pasirinkite kiek nori, kad vienas įskainuotų. Dažniausiai renkos tokią kainą. Ir štai parduodu. Turiu savo draugelį nuolatinį klientų. Gal ir jūs tokie tapsite. Tik parašykit man, kad priimčiau jūsų draugus ir tikrai priimsiu. Na štai ką daugiau čia pasakyti. Pažiūrėsim, aš čia gauja gera. Štai. Matot, čia kažkaip viskas surašyta apie gaują. Čia yra gauja Legangstas. Kelintą vietą užima, kadangi aš su bosu galiu pakeisti. Čia parašymas, kas pauko 200 000, šitas buvo suprankinis. Nes čia nėra tikrai labai daug. Kiek esame puolę gaujas, tai pralaimėjome. Bent aš jau kelis raundus nugalėjau. Na štai, einame būstinę. Būstinėje dar negalim pasiimti, nes reikia 10 milijonų. Čia rašo 1000, bet iš tikrųjų reikia 10 milijonų. Ne milijonų. Na, tai reikia intensyviai aukoti. Na, matot, čia yra mano draugai. Jeigu ant žmogaus rodo žalia, tai reiškia jis prisijungia, o jeigu rodo štai tokia pilka, tai reiškia jis neprisijungia. Matot, čia rodo, ką jūs galite laimėti, ir šitie gryniai gali laimėti jūsų gaujos fondą galite. Čia apsaugos lygis kelintas, ar žmogui prieinamas. Namus gangsterių skaičius, tai reikia 7 gangsterių, kad galėtume įvykdyti šį, kaip puolimą. Matot, pakvietimai. Pakvietimai, tai galite pakviesti įvairius žmonės, neturinčių gaujų arba turinčių gaujų. Štai mane pakvietė tokį gaują, bet aš negaliu jos palikti, nors jinai yra žiauriai gera. Ne žiauriai, normali. Bet aš neįsiu, nes kadangi aš esu boss. Nelabai noriu šaldyti savo visą gaują, kiek aukota. Čia matot pranešimai, kiek paukojo, kas įnešė, kas atsitiko, taip toliau. Na štai, ką ir papasakojau viską. Pirmas video buvo visą pamokėlę. Dabar jau paprastai bandysim ką nors nuveikti. Taip.
Einame į užduotis. Aš turiu dar vykdyti štai šitą užduotį. Veiksmai matot 5 yra, aš tik vieną iš jų įvykdys esu. Aš tai einame ieškoti užduočių. Einate į savo rajoną. Ir matot, sekite paskui šitas, kaip yra rantinės rodiklės. Ir reikit, kol surašys štai tokios, kuriams vaizduoja. Einate, vėl stipriai laginu kompą. Šiaip taip nebūna, bet dabar būna. Na štai, filmuoju video. Ieškom užduočių, ieškom. O, paimk paveiksliukas. Matot, čia rodo ant rajonų, tipo, kad jie turi ten tos, tai todėl rodo, nes jie turi daug reikėt, matot, o lenktynininkai tiesiog suspausdinti užpulti, kurius dar vieną užpuolą. Tai toliau matot, čia yra 3 iš 5, tai reiškia yra 5 taikiniai ir jau mes sunaikinome 3. Ir galiu pasakyti iš karto, paskutinis bus bosas, kurį reikės užpulti 10 kartų. Jeigu jau užpuolat, tai turi dėrintis, kol jį užpulsit. Pastrigu čia.